Kameros testo diena. Turime tokią autonominę kamerą iš Reolink. Turime mišką, kuriame neturime elektros. Šitų kamerų yra du variantai. Viena iš jų yra su Wi-Fi, bet Wi-Fi mes miške taip pat neturim. Kita versija yra su SIM kortele, dedam SIM kortelę ir turime internetą šitoje kameroje iš SIM kortelės. Aišku, pasirinkam tą tinklo tiekėją, kuris turi geriausią interneto ryšį ir turi greičiausią greitavyką išsiuntimo greičio. Šiuo atveju mes turime mišką, norim matyti mes ir plačiai, bet galbūt mes norėsim kažką ten toli matyti ir geriau. Renkame šią kamerą todėl, kad jinai turi du objektyvus. Vienas objektyvas filmuoja plačiai, turim bendrą vaizdą mūsų miške. Bet jeigu ten tolėliau kažką norėčiau detaliau žiūrėti, tam turim antrą objektyvą. Jis filmuoja siaurai, bet matom toli detaliai. Taip kad iškart turime du įrašus. Vieną platų vaizdą, kitą siauresnį, bet detalesnį. Puikus sprendimas ne tik medžiotojams, bet ir sodyboms, o jeigu jūs kažkur tai tolėliau sodybai montuojate, kur dar Wi-Fi signalas yra, galite rinktis kamerą, kuri turi Wi-Fi, o ne SIM kortelę. Medžiotojams ypač įdomus reikalas, nes galim turėti detalesnį vaizdą, pasižiūrėti, kokia situacija yra šėrykloje. Jeigu plataus matymo įprasta jūsų kamera, kurią galbūt naudojate, jūs nedžiugina. Be to labai didelė baterija. Renkamės plius ir medį, kuris šiek tiek turi daugiau saulės, nes montuosime mes ir saulės panelę. Beje, akumuliatorius beveik 3 kartus didesnės talpos negu įprastų kitų kamerų. Šiaip labai puikus sprendimas, kam reikia autonominės kameros. Turim IR ir LED pašvietimą. Aišku, mes LED pašvietimą išjungsime, kad negąsdinti gyvūnų. Paliksim tik tais infrared. Einam montuot.